13 skyrius. Važiavimo pradžia ir manevravimas. Eismas Lietuvos Respublikoje vyksta dešinę kelio pusę. Priešingų krypčių eismą važiuojamojoje dalyje, jeigu nėra kitaip nustatančių kelio ženklų ar ženklinimo, skiriame namojo išilginę važiuojamosios dalies ašis. Prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, vairuotojas privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu ir duoti kelią, nekliudyti kitiems eismo dalyviams. Įvažiuodamas į kelią iš esančių šalia jo teritorijų, vairuotojas privalo duoti kelią juo važiuojančioms transporto priemonėms, dviračiams ir kitoms. Išvažiuodamas iš kelio, vairuotojas privalo duoti kelią juo važiuojančioms transporto priemonėms, dviračiams ir kitoms. Persirikiodamas vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms gretima eismo juosta ta pačia kryptimi. Jeigu ta pačia kryptimi važiuojančios transporto priemonės persirikioja kartu, vairuotojas privalo duoti kelią dešinėje esančiai transporto priemoniai, išskyrus taisyklių 112 punkte nurodytus atvejus. Jeigu kelyje, kuriame yra dvi ar daugiau tos pačios krypties eismo juostos, vienoje iš jų eismas negalimas ir susidarė transporto priemonių eilė, kiekvienas gretima eismo juosta važiuojantis vairuotojas privalo leisti vienai transporto priemoniai, pirmajai iš susidariusios eilės, persirikiuoti į jo užimamą eismo juostą. Persirikiojantisis privalo įsitikinti, kad jam duoda kelią. Prieš sukdamas į dešinę, į kairę arba apsisukdamas, išskyrus posūkį į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu, vairuotojas privalo iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto. Kelio ženklai ir arba horizontalusis ženklinimas gali šį reikalavimą pakeisti. Kai dėl savo gabaritų ar kitų priežasčių transporto priemonė negali pasukti, apsisukti iš kraštinės padėties, sukti leidžiama ir ne nuo važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti tą kryptimi, atitinkamo krašto, jeigu tai nesukliudys kitoms transporto priemonėms ir nesukels pavojaus kitiems eismo dalyviams. Reikia sukti taip, kad įvažiuodama į važiuojamųjų dalių sankirtą ir išvažiuodama iš jos transporto priemonė neatsidurtų priešinio eismo juostoje. Jei posūkis arba apsisukimas galimas iš vienos eismo juostos, sukdamas vairuotojas gali pasirinkti bet kurią važiuojamosios dalies, į kurią suka eismo juosta. Jeigu sukti leidžiama keliomis eismo juostomis, vairuotojas privalo sukti taip, kad nekliudytų sukančiajam gretima eismo juosta. Sukdamas į kairę, apsisukdamas, ne sankryžoje, vairuotojas privalo duoti kelią priešingą kryptimi tiesiai arba į dešinę važiuojančioms transporto priemonėms, o kur leidžiama lenkti, ir lenkiančioms transporto priemonėms. Jeigu eismas labai intensyvus ir visos eismo juostos užimtos, keisti eismo juostą leidžiama tik prireikus pasukti, apsisukti ar sustoti. Jeigu yra lėtėjimo juosta, ketinantis sukti vairuotojas privalo kuo anksčiau persirikiuoti į šią juostą ir lėtinti greitį, stabdyti joje. Jeigu yra greitėjimo juosta, skirta įvažiuoti į kelią, vairuotojas privalo važiuoti ją ir įsilieti į transporto srautą, persirikiuoti į gretimą eismo juostą, duodamas kelią juo važiuojančioms arba į lėtėjimo juostą persirikiuojančioms transporto priemonėms. Kur kas lėčiau užleidžiama didžiausią greitį važiuojantis vairuotojas, išskyrus tuos atvejus, kai jis suka į kairę arba apsisuka, privalo praleisti paskui jį greičiau važiuojančias transporto priemonės, pasitraukdamas kuo labiau į dešinę. Lėtaeigės ar didelių gabaritų transporto priemonės vairuotojas prireikus privalo sustoti ir praleisti už jos susikaupusias transporto priemonės. Važiuodamas atbulas, vairuotojas privalo duoti kelią kitiems eismo dalyviams. Kai transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi, o važiavimo tvarka taisyklėse neaptarta, kelią privalo duoti vairuotojas, kuriam transporto priemonė artėja iš dešinės. Apsisukti draudžiama pėsčiųjų perėjose, geležinkelių pervažose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais. Vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų. Keliuose su skiriamąja juosta, išskyrus tam įrengtas ir kelio ženklais arba kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu pažymėtas apsisukimo vietas.